gerbimi žiūrovai, šiandien mes su jumis susitinkame Mažeikiuose, kur netrukus Top Sport pirmos lygos 5 turo rungtynės laimėjo rezultatu 2-1, o čia pirmoji atmosferos ataka, ganėtinai pavojingas smūgis ir kamuolys šalia vartų. Perdamas į dešinę, smūgis į vartus, Liutauras gaudo kamuolį. Labai naudingai susitikėme momentas žaidė Piliopaičiui, bet komandos draugai klysta ir vėl kontrataka, kuria gali baigtis blogai aikštės šeimininkams, jeigu ne puikus žaidimas. Sutrukdė smūgiuoti. Dar vienas epizodas, vėl smūgis, kuris galėjo virsti rezultatyviu perdavimu. Idėja. Minė bėga į kontrataką, kuri gali būti labai pavojinga, 4 prieš 4, netgi 4 prieš 3, geras perdavimas, smūgis ir 1-0. Pavyzdinė Minijos kontrataka ir Jurgis Jankauskas siunčia kamuolį į vartus. Na, kaip čia prasmego, sakyčiau, taip gynyboje atmosferą sunku paaiškinti, o Minijos ir galiai nesvarbu čia akiniai nuo saulės, nesvarbu kiti netoli vartų, tačiau šalia jų. Kitas karos vietoje susimoko. Įžaistas kamuolys. Kasparas, kairė koja, geras smūgis. Dar vienas bandymas ir jau dabar erdvės. Kasparavičius po truputį prie baudos aikštelės linijos. Juliaus smūgis ir dabar jau Liutauras Juška. Jos ataka, galima smūgiuoti, galingas smūgis ir vėl tenka padirbėti Liutaurui Juškai. Gal dabar greičio lenktynės smūgis šalia vartų. Dabar bėga į kontrataką, perdamas dešinėn, smūgis į vartus, Liutauras Juška kamuolį gaudo, nieko ne. Bet viskas baigta. Viskas baigta ir sveikiname Kretingos Miniją.